Sveiki. Noriu padėkoti Tetos komandai už nuolatinį buvimą šalia ir visokeriopą pagalbą. Artimą ryšį ir tą jausmą, kai ne tik, kad jautiesi kaip namuose, bet ir jauti, kad iš tiesų tave saugo, yra šalia. Tikrai nuoširdžiai, be kažkokių tais ten pareikalavimų. To mums kiekvienam reikia. Ir kai jauti širdies ritmą, kai jį pagaliau pajauti, tada ir kvėpuot lengviau. Ir gyvenimas skaidresnis, kaip šita saulytė, ryški, kaitri, biškį kandanti. Bet kai žinom, kaip apsisaugoti nuo įvairių situacijų, tai žinome ir lengviau būti prasmingiems. Labai labai linkiu, kad kiekvienas, kuris jaučiasi nekaip, jaučiasi skaudinamas, jaučia širdį kažkokią tais jausmą, kuris neteikia jam džiaugsmo, nesvarbu koks tai būtų, kad rastume įrankius, kad visi rastume įrankius iš tikrųjų, nes jų yra. Tetos komanda padeda jas rasti, pritaiko kiekvienam tą, kurio reikia, rodo, kaip jo naudotis, daug kartų pakartoja, mano atveju. Ir nuo to jauti, nuo to jaučiau šilumą, dėkingumą. Iš pradžių aš nežinojau, ką aš jaučiu. Įvairūs jausmai buvo. Nuo to, kad lyg taip ir turi būti, nors niekas niekam nieko nežadėjo. Bet ta tarnystė, kurios keliu eina Julija ir Martynas, ta duotybė, kurią jie dalinasi, sukuria tokį magnetinį lauką aplink, sukuria žmonėms tokią aplinką, kurioje toliau pasiklysti yra sunku, bet galima. Pasiklydus vėl grįžti, nes tai yra mūsų pasirinkimas. Ar klysti, ar ieškoti savarankiškai, ar pasiduoti ir vestis, leisti vedamiems. Tai ką jūs leidžiat savo? Pakvailioti? Ar visada būti rimtiem? Gyventi meilę? Ar skausme? Nesvarbu, ar tai vaikystės trauma, ar tai asmeninės šeimos kokios tai situacijos. Suteik savo galimybę, kad gali būti kitaip. Žodžiai ne mano, čia atliektas. Sėkmės.